Sveiki! Šiandien noriu pasidalinti su jumis nepaprastą istoriją. Pasakymu apie vieną didingą, bet kartu ir sudėtingo likimo statinį – Ignalinos atominę elektrinę. Tai ne tik betono ir plieno milžinas, tai ištisa epocha, atspindinti didelės ambicijas, technologijų viršūnes, skaudžias pamokas ir galiausiai neišvengiamus pokyčius. Prisimenu tą jausmą, kai dar tik sklido kalbos apie jos statybas čia, rytų Lietuvoje. Tai buvo Sovietų Sąjungos galybės ir progreso simbolis. Milžiniška jėgainė turėjusi aprūpinti elektrą ne tik Lietuvą, bet ir visą platų regioną. Statybos vyko neįtikėtinu tempu. Tūkstančiai žmonių plūdo čia, kur iš nieko tiesiog pušynuose kilo ne tik pati elektrinė, bet ir visas miestas. Sniečkus, dabar žinomas kaip Visaginas. Įsivaizduokit, specialiai atominiai elektriniai pastatytas miestas. Joje turėjo veikti net 4 blokai su RBMK tipo reaktoriais. Tais pačiais galingiausiais pasaulyje, kokie vėliau deja tapo liūdnai pagarsėję dėl Černobylio katastrofos. Pirmasis blokas pradėjo veikti 1983 pabaigoje, antrasis 1987. Atrodė, kad ateitis nušviesta ryškia elektros šviesa, bet tada įvyko Černobylis. 1986 balandis pakeitė viską. Nors mūsų elektrinė turėjo patobulinimų, pasaulis ir mes patys pradėjome į atomą žiūrėti kitaip. Baimė, atsargumas. Trečiojo bloko statybos buvo sustabdytos, o vėliau ir visai atšauktos. Gale buvo sumažinta, saugumo reikalavimai sugriežtinti iki maksimumo. Nepaisant visko, Ignalinos atominė elektrinė tapo gyvybiškai svarbi Lietuvai, ypač atkūrus nepriklausomybę. Buvo metų, kai ji pagamindavo net 88% visos šalies elektros. Sunku net įsivaizduoti, koks tai buvo ramstis mūsų jaunai valstybei. Ji buvo mūsų energetinės nepriklausomybės garantas. O kalbant apie Visaginą, miestą gimusi kartu su elektrinė, jis iki šiol yra unikalus ir savitas. Ežerų ir miškų apsuptyje jis kviečia atrasti kitokią Lietuvą. Jei kada keliausite po šį kraštą, nuoširdžiai rekomenduoju čia užsukti, pasivaikščioti, pajusti tą ypatingą atmosferą. Beje, jei ieškote kur apsistoti, video aprašyme rasite nuorodų į jaukius apartamentus. Tikrai verta čia praleisti bent kelias dienas ir pailsėti. Tačiau istorija pasisuko kita linkme. Lietuvai siekiant narystės Europos Sąjungoje, vienas iš esminių reikalavimų buvo Ignalinos AE uždarymas. RBMK reaktoriai Europoje laikyti nebeatitinkančiais saugumo standartų. Tai buvo sunkus sprendimas, sukėlęs daug diskusijų ir netgi ašarų. Juk tai reiškia ne tik energetinio saugumo praradimą, bet ir darbo vietų netekimą tūkstančiams žmonių. Bet tai buvo kaina už integraciją į Europą. Pirmasis blokas buvo sustabdytas 2004, antrasis 2009 paskutinę dieną. Dabar elektrinė gyvena kitą gyvenimą. Vyksta ilgas, sudėtingas ir be galo brangus eksploatacijos nutraukimo procesas. Tai pirmas kartas pasaulyje, kai ardomi tokio tipo reaktoriai. Milžiniškas iššūkis, bet kartu ir neįkainojama patirtis. Planuojama, kad galutinai viskas bus baigta tik apie 2038 metus. Vietoje buvusio milžino liks tik žalia pieva. Taigi mano pasakojimas artėja prie pabaigos. Ignalinos atominė elektrinė tai ne tik technikos paminklas. Tai istorija apie didelės svajones, skaudžias realybės pamokas, politinius sprendimus ir žmonių likimus. Ir pabaigai dar kartą kviečiu jūs aplankyti Visaginą. Kol dar stovi šis praėjusios epochos milžinas, kol dar galima pajusti jo dvasią, atvažiuokite. Tai unikali galimybė pamatyti istorijos dalelę, kuri netrukus išnyks. Linkiu jums puikiai praleisti laiką šiame išskirtinėme Lietuvos kampelyje.